Sveiki, mėlyjei. Tai šiandien turime Porsche Macan Turbo. Ir ar tai tik entuziastų automobilis? Aš manau, ne visai. Tai automobilis tinkantis visiems, net ir ta automobilis nėra hobis. Na, tai Porsche Macan Turbo iš tikrųjų gali priversti pasijusti ypatingam. Čia yra suderinta komfortas, stilius ir puikios medžiagos. Na tai iš tikrųjų medžiagos čia yra išskirtinės, napo oda, Alcantara trauktos lubos ir visi plastikai malonūs prisilietimai. Žinoma, yra ir plastikų žemiau, kurie yra arčiau kojų, pigesni, bet tai ne pagrindinė esmė šito automobilio. Tai yra kaip tu jautiesi. Dar vienas toks dalykas, šitą įrašysim į minusų listą, tai Macanas turi CarPlay'ų, tai CarPlay'us kaip ir ok šiai dienai, bet vis tiek inžinieriai paslėpė senasias technologijas, tai CD disko vietą ir SD kortelių sloptus vadinamus. Bet, sakyčiau, visai neblogai integravo, netgi malonu pažaisti su šitu. Čia galbūt galėtų būti telefono laikymo vieta. Nors ne su šitą mašinėlę. Paspaudus gazą telefonas atsidurs gali. Na tai visiems turbūt labai įdomu, ar praktiškas automobilis, kadangi jisai stovi po ženklu SUV. Kaip žinome, SUV turėtų būti ganėtinai talpus. Galim netrukus pasižiūrėti. Aš manau, šitą pašalinam. Vis tiek, jeigu važiuosite didesnę kelionę, dangtį patrauksite į šalį. Turime štai tokias standartinės dėžutės. Pabandom įsitikinti, kiek turime mes čia vietos. 3 jau neblogai. 4. Kaip tik sakyčiau. Na, pažiūrim, ar užsidarys. Nope. Na jo, tai jeigu jūsų lagaminai apvalesniais kraštais, galbūt ir užsidaryti reikėtų šiek tiek pamodifikuoti. Bet šiaip, all in all, važiuojant dviese, tokią bagažinę per akis. Tai aš manau, nėra SUV talpiausias, jis labiau sportiškas. Taip, pereikim prie malonesnių dalykų. Pakalbėkim apie jo galią. Kadangi turbo modelis, tai turbo modelis faktas turėtų būti vienas iš galingesnių. Tai turbo modelis turi 294 kW. Ir kaip SUV, mažam SUV, tai yra ganėtinai daug. Ir tikrai turėtų būti smagu. Na tai Macanas turi daug pneumatinės važiuoklės nustatymų. Tai mes esame dabar žemiausiam režime ir pakietintoje būsenoje, sakykime. Tai pojūtis mieste gan komfortiškas. Gal net sakyčiau labai, nors ir turime pakietintą funkciją šiuo metu. Ir automobilis miestui, aš manau, jis puikiai pritaikytas. Labai lengvas vairas. Manevruoti visiškai jokių problemų. Tai pakalbėkime apie matomumą. Tai iš vairuotojo pozicijos sėdint patogiai, komfortiškai, aš puikiai matau visus kampus. Veidrodėliai yra didžiuliai. Vidurinis veidrodėlis galinio vaizdo gal kiek mažas, bet apima visą langą. Vaizdas pakankamai geras. Nesitikėjau iš tikrųjų. Galvojau, bus prasčiau su matomumu, vien tos didžiulės stoikės. Na tai pabandom surasti vietelę. Tokią pačią mažiausią. Šitą atrodo neblogai. Pažiūrėsim, kaip funkcionuoja kameros 360. Ar man bus paprasta ar ne pasitikinti jomis. Ok. Linijas kaip ir rodo neblogas. Tikrai neplačiausia vietelė. Net išlipti yra vietos, nekliudant kitų. Volia, telpam. Dar įdomus dalykas,
Jis turi mažą langiuką priekyje pratestą ant durų. Tai iš tikrųjų pagerina matymo savybės šiam automobiliui. Ypač manau kokiam nors žiede sukantis mažam aišku. Tai tu gali matyti, kur tavo priekinis ratas vidiniai posūkio pusėje. Dabar važiuoju ne pačia lygiausia gatve ir automobilis plaukia. Nustatymas vis dar tas pats, vis dar ant pakietinto režimo ir iš ties stebina. Na, o su šiuo automobiliu, manau, bet kuris gali suprasti, kas yra galia. Jis iš ties yra galingas, 440 arklio galių. Tai miesto komfortui tai yra per daug. O važiuoti keliukais siaurais, važiuoti autostradai, aš tai manau, yra tikrai pakankamai galios. Mes netrukus pabandysime lengvai spustelti šį monstrą. Na taip, tai pabandome pabūti sport režime ir išsiklausyti, koksgi garsas šio variklio. Ar tie 400 plus arklių suteikia malonumo ar ne? Lengvas prieskonis. Perjungiant powerą, tai visgi šaudo, nesitikėjau. Na tai grįžtam prie automobilio komforto mieste, tai dabar kiek teko pravažiuoti ratukų. Nesijaučiu didelis, nesijaučiu, kad važiuočiau su SUV, aš jaučiuosi kaip labai komfortiškam super automobilyje. Tai iš ties žavi. Bet kaip ir visi automobiliai, Makanas irgi turi trūkumų, tai gan didelės kuro sąnaudos mieste. Žinoma, važinėjant užmiestyje jos tikrai protingos. Galime tilpti iki 10 litrų užmiesčio keliais, o važiuojant mieste viršysime netgi 12, galbūt pasieksime 16 litrų per 100 km ribą. Man asmeniškai neužkliuvo niekas šitam automobilyje. Viskas funkcionuoja puikiai. Skidelis puikiausiai vietoj. Vairas lengvas, malonus, greičių dėžė dinamiška. Apie važiuoklę kita tema, reikėtų kitos laidos apie važiuoklę. Na išties stebinančiai maloni ir dinamiška. Tai išties sportiškas automobilis. Gal net sakyčiau, nelabai turi pojūčio, kad mes važiuojame su SUV tipo kėbulu. Gal netgi, sakyčiau, lengviau palyginti būtų su sportiniu automobiliu, kai važiuoklė yra visiškai sukietinta. Jis tikrai stabilus ir labai gerai valdomas. Aš galiu daryti staigius judesius, jisai be problemų su tuo susitvarko. Nėra pojūčio, kad apsiversi, nuslysi, paslysi. Visiškas komfortas važiuoti aštriau. Iš tikrųjų stebina. Wow. Well done, Porsche. Ok. Tikrai sportiškas, tikrai ne SUV pojūtis. Galbūt tas kėbulo sviravimas ir turi SUV pojūčio, bet ne šį kartą. Prasme, kad ir kaip jis atrodo iš išorės, kad jis yra SUV, ne. Visgi liksiu prie sportiškesnio apibūdinimo. Aš manau, tai yra sport žodžio nusipelnęs automobilis. Kaip stabdo. Gal norėčiau geriau.
trūksta keramikinių stabdžių šitam. Jie kaip opcija turėjo gamykliškai, na bet šis neturi, dėja. Bet bėgėjimas jis wow, ta prasme, tikrai šoko žvėris iš vietos. Na tai, išbandžius šį miesto visureigį, aš likau sužavėtas, koks jis yra komfortiškas ir tuo pačiu dinamiškas. Bei jo išvaizda tikrai nepaliks abejingų. Ieškantiems komfortiško miesto automobilio, kuriame puikiai sutalpinsite savo šeimą ir norite turėti šiek tiek daugiau prabangos, aš manau, kad šis Macan modelis šiai dienai yra puikus pasirinkimas. Tai ačiū, kad žiūrėjote ir iki kito karto. Nepamirškite prenumeruoti. Ate. You are gonna have a really, really bad time, sir. Yes, sir.